Laidą pradėsime nuo praėjusios savaitės apžvalgos, o joje kaip niekada daug įvykių. Visa Europa minėjo atliekų mažinimo savaitę, o Vilniuje vyko pirmoji tokio pobūdžio Lietuvoje paroda Tvari ateitis. Joje dalyvavo ir laidos atliekų kultūra, galima sakyti, tėvai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Mugės lankytojai VAC stende galėjo susipažinti su naujienomis, sulaukti atsakymų jiems rūpimus klausimus, nemokamai gauti talpas panaudoto aliejaus surinkimui bei maisto atliekų rūšiavimui, pasiimti tikusį daiktą nuo stotelės Dėkui kabyklos ar sudalyvauti edukacijoje, kurios metu auksarankė Kristina Smachina parodė, kaip pasigaminti nykštuką iš panaudotų pakuočių. Netrukus Vilniečiams ir Vilniaus regiono gyventojams paskelbsime aktualią naujieną. Paaiškėjo vasaros pažangos indekso rezultatai. Tai tarsi pažymys rašomas kas ketvirtį už gebėjimą rūšiuoti. Šis atliekų kultūros indeksas apima visą Vilniaus regioną. Visas Vilniaus regiono savivaldybės, kur veiklą vykdo Vilniaus atliekų tvarkymo centras. Visos atliekos iš Vilniaus regiono keliauja į Vilniaus mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius ir ten jos yra rūšiuojamos, atskiriamos ir vertinama jų sudėtis. Ir pagal šitų tyrimų rezultatus formuojamas indeksas. Ar žinote, kad vienas Vilniaus regiono gyventojas per metus vidutiniškai išmeta 278 kg mišrių komunalinių atliekų? Indeksas tai rodiklis žymintis, kiek kilogramų tam tikrų atliekų, kurias reikėtų išrūšiuoti, šis gyventojas vis tiek išmeta į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Mes orientuojamės į 3 pagrindinius atliekų srautus, kurie kelia iššūkius. Tai yra tekstilės atliekos, maisto atliekos ir pakuočių atliekos. Tai tie atliekų srautai, kurios žmonės turėtų atskirti ir padėti ne į mišrių atliekų konteinerius, bet į kitas atliekų surinkimo vietas. Indekso logika tokia, kad žmonės už savo pastangas gauna įvertinimą. Ir geriausias įvertinimas yra 10, ir pats blogiausias įvertinimas yra be abejo vienetas. Šie pažymiai nuolat kinta, nes skirtingais metų laikais mūsų įpročiai keičiasi. Tačiau vienu gyvenimo periodu pastebėti itin puikūs rezultatai, atskleidžiantis vieną bendrą mūsų visų savybę. Karantino metu mes pastebėjome, kad žmonės geriau pradėjo rūšiuoti. Nes tiesiog turbūt daugiau laiko buvo namie. Daugiau laiko skyrė tam, ką jie įsigyja, daugiau laiko skyrė tam, ką jie vartoja ir tuomet atliekų kokybė pagerėjo. Mes matėm mažiau pakuočių atliekų, mes matėm mažiau maisto atliekų, mes matėm mažiau tekstilės atliekų. Tai yra, kad ir kaip nesmagiai skambėtų, bet tai yra įrodymas, kad žmonės gali rūšiuoti gerai. Tiesiog tik tai reikia susikaupti ir skirti tam truputį daugiau laiko, negu skiriama dabar. Išgyventi karantiną dar sykį nelinkime niekam, bet atrasti laiko elementariems ir gana svarbiems dalykams linkime su kaupu. O dabar dėmesio, kaipgi Vilniečiams ir Vilniaus regiono gyventojams sekėsi rūšiuoti vasaros laikotarpiu. Taigi, sėskite, gavote 7. Tai nėra tai blogai, jei pavyzdžiui žiūrėsime, kaip rūšiavote pakuotės. Jas kas ketvirtį sekėsi išrūšiuoti vis geriau. Jei praėjusiu metu rudenį mišriame gyventojo sraute vidutiniškai likdavo daugiau nei 135 kg pakuočių, tai šią vasarą šis skaičius sumažėjo iki 94. Bet neramina maisto atliekų kiekis, kuris auga gan milžiniškais tempais. Nuo 47 kg praėjusį rudenį iki 73 kg šią vasarą. Bet labai tikimės, kad po naujųjų metų atsiradus galimybei rūšiuoti maisto atliekas šis skaičius gerokai sumažės. Tekstilės atliekų kiekis mišriose komunalinėse atliekose beveik liko nepakitęs apie 11 kg. Tad, mielieji, nepamirškite apie galimybes rūšiuoti. Tam iš tiesų sudarytos visos sąlygos, reikia tik skirti šiek tiek daugiau laiko.